Sveiki jėgos, grožio ir sveikatos mėgėjai. Sveikiname Jūs su naujais 2013 metais ir linkime Jums jėgos, grožio, sveikatos, santarvės, savitarpio supratimo ir taip pat nepamiršti pasirūpinti savo kūnu. Ne veltui senoliai sakydavo, kad tik sveikame kūne gali gyventi sveika siela. Šiuo metu žmonės labai daug dėmesio skiria išsimokslinimui, saviugdai, pamirždami savo kūną. Gaila, bet kad ir kokie tobuli būtume savo žiniomis ir protu, netobulinant kūno galime tiesiog pritrūkti jėgų jos panaudoti. Taigi, siekdami, kad gyvenimas būtų tobulas, pradėkime jį tobulinti nuo savęs. Taigi, pirmą naujų metų laidą mes Jums dovanojame kaip kalėdinę ir naujametinę dovaną. Dovanojame Jums ilgus metus kauptas žinias ir patirtį. Saulius Misevičius pristatys pradedančiųjų moterų treniruočių programą ir mitybos režimą. Taigi moteris, kurios nori pradėti sportuoti, įgis žinių, o tos, kurios sportuoja, galbūt jas papildys. Sveiki, taigi aš prisidėsiu prie Šarūnės ir palinkėsiu Jums dar kartą ir sveikatos, ir viso kito, kas geriausia. Tačiau mūsų laidos pats principas yra padėti žmonėms susigaudyti kultūrizmo ir fitneso salėse, kaip teisingai daryti. Ir mes 37 metus kaupiam patirtį, kaupiam žinias ir šias žinias, sakykime, dalį žinių norėtume Jums ir padovanoti. Taigi pradinė moters treniruotė atėjus į salę. Pirma, ką jinai turėtų suprasti, kad čia prasideda visiškai kitas jos gyvenimas. Tai yra, mes turim šioje salėje įgyti naują motyvaciją, naują žinias, kaupti žinias, tai yra jų neužtenka ir dažnai instruktoriai gal ne viską pasako iš karto, bandysiu tą spragą užlopyti aš. Taigi, sako, kada moteris pradeda tukti, tada, kada jinai pradeda mesti svorį. Šiandien taip pat apart treniruotės aš Jums pasakosiu ir apie tai, kaipgi reikėtų sudėlioti mitybą, kokiu tempu reikėtų atlikti pratimus ir kokia eiga visą tai daryti. Taigi dažnai atvykus į salę mes pasimetame, ką reikėtų daryti, instruktoriai ne visada spėja dėl savo darbų, užimtumo arba galbūt ir net noro dirbti, Jums papasakoti viską iš eigos. Sako, eikit, ten paminkit, pabėkit kokį 20 minučių, po to darysim treniruotę. Tai yra klaida. Pradžioje treniruotės, jeigu tai yra šaltas periodas, Jums reikėtų užvesti organizmą. Tai yra užvesti energijos panaudojimą treniruotėje. Taigi kardio treniruotė neturėtų tęstis ilgiau 5 minučių. Vėliau sektų pratampymai įvairiausiose būduose, tinka kolonetikos pratimai, tinka jogos pratimai ir kada mes jau būsime pilnai pasiruošę, tada einame prie pratimo atlikimo technikos. O jeigu Jūs turite viršsvorį ir norite numesti riebalinį audinį, vėliau paaiškinsiu, kodėl tą kardio treniruotę reikėtų pratęsti po jėgos treniruotės. Taigi ėjimas ant bėgimo takelio arba kitas kardio treniruoklis turėtų būti atliekamas pakankamai lėtu tempu. Tai yra, mes neturėtume bėgti, pasiekti aerobinę apkrovą, o tiesiog galima šiek tiek ir greičiau, negu šiuo metu daro Šarūnė. Tačiau iki bėgimo nereikėtų pasiekti. Visą tą, dar kartą kartojusi, atliekame apie 5 minutės neilgiau. Toliau ruošiam kiekvieną sąnariuką darbui, pasukam rankas, ypatingai svarbu paruošti stuburą darbui, kelius. Taigi, tokia treniruotė taip pat turėtų užtrukti ne ilgiau 4-5 minučių.
pas moteris aktualiausia yra užpakalinė šlaunies dalis. Ten dažniausia būtent to raumenų grupė yra paliekama nuo šalyje, gyvenime mažai vystoma, ten dažniausiai renkasi raukšlelės ir visa kita, todėl mes siūlome pradėti būtent moters treniruotę su treniruokliais nuo kojos lenkimo užpakalinėje šlaunies daliai staklėse. Ką ir dabar Šarūnė padarys. Svoris neturėtų būti didelis, mes turėtume svorį pasirinkti tokį, kad galėtume pakelti 10, 12, na ir 15 kartų. Nugara turėtų būti atpalaiduota, tai yra žmogus neturėtų būti įsitempęs. Ir visas poveikis yra iš šlaunies užpakalinę dalį. Pirštai, kaip matote, yra teisinga, užžiesti į priekį. Klaida būtų, jeigu tas pirštus būtų bandoma tiesti taip. Tokiu būdu mes išjungiame blauzdą ir blauzda neturėtų darbuotis tos pratimų atlikimo metu, tik užpakalinė šlaunies dalis. Na ir pratimą reikėtų atlikti 4 bandymus arba 4 priėjimus, kaip dažnai salėse sakoma, atliekant po 12, 15, kartais net ir 20 pakartojimų. Tos moteris, o dažniausia moteris būtent ateina numesti riebalinį audinį, pats atlikimo tempas turėtų būti lėtas. Kuo lėčiau, tuo geriau. Tuo daugiau yra sudeginama kalorijų, tuo daugiau sudeginama energijos ir greičiau mes pasieksime tą momentą, nuo kada pradės degti mūsų riebalinis audinys. Tai yra riebalinis audinys panaudojamas kaip energijos šaltinis. Atsigult turėtume tiksliai, kad kelias būtų šalia lenkimo linijos. Kitas pratimas, kurį siūlyčiau daryti, tai yra priekinė šlaunies daliai skirtas pratimas ir nuo pėdos pastatymo padėties priklauso, kurią mes šlaunies dalį stipriau apkrausime. Svoris čia nėra ypatingai svarbus, mes turėtume pasirinkti tokį svorį, kuris, na, sakykime, mes pratimą galėtume atlikti 15-20 kartų, vėlgi labai lėtam tempe. Ir dabar statom kojas. Reiškia, jeigu mes kojytę statom per vidurį platformos, sėdinę turėtume šiek tiek kilstėti nuo to, kad neturėtume galimybės ją užžiesti pratymo atlikimo metu, o keliai turėtų judėti pagal pirštukų liniją. Pabandom atlikti tą pratimą. Rankos gali būti laikomas už galvos, galima jas laikyti ir šalia, tačiau nereikėtų įsikabinti tvirtai į staklės, nes tokiu atveju mes paprastai turime tendenciją norą užžiesti sėdmenis. Ir pats stūmimas atliekamas pagrinde kulnu. Pirštai stengiamės nespausti, nes jeigu jūs ir blauzdą atskirai darant, ir čia daug, kaip sakant, apkrausite ir blauzdos raumenį, su laiku mes galim ne tik nekontroliuoti jos formos, bet ir ją padidinti, kas daugumai yra nepriimtina. Jeigu mes kojas pastatytume plačiau, tai yra beveik prie platformos kraštų ir kelius vestume į balerinos poziciją, tada mes atrautume stipriai vidinę šlaunies dalį. Žymiai daugiau apsikrautų vidinė negu viršutinė šlaunies dalis. Tempas, kaip jau sakiau, yra pakankamai lėtas. Vėlgi pratimą reikėtų kartoti ir atlikti tol, kol jūs abejosite, ar jūs dar kartą galite pakelti svorį ar ne. Jeigu jūs visą laiką darysit tik tai iki pirmo nuovargio, tada, aišku, rezultatas ateis 3 kartus lėčiau, 3 kartus vėliau. Na ir galų gale pats rezultatas jis nebus toks aiškus, kaip kad dirbant iki maksimaliai galimos ribos. Taigi apatinį raumenų treniruotės mes pabaigsime pratimu blauzdai. Šis pratimas yra skirtas tom moterim, kurios turi normalią blauzdą ir neturi sunkios blauzdos. Jeigu jūs turite sunkią blauzdą, mes parodysim kitą pratimą, o šiaip mes atsėdame tiesiai, padedame
kojas ant pagalvėlės, ne ant pirštukų, kad tvirtai galėtume stiebtis. Na ir pabandykim šį pratimą atlikti. Ypatingai svarbus yra viršutinis taškas, tai yra stiebiantis į viršų, mes iškvepiam, stengiamės kiek galima aukščiau pasistiebti kiekvienu atveju, tai yra moteriai galbūt labiau būtų suprantama, kad aš prašau jūs pakilti ant 16 cm kulno, na į apačią mes žemai neleiskime kulno. Jeigu jūs vis tik tai aplamai neturite blauzdos, tada tą reikėtų pratimą akcentuoti ir nuleidimą į apačią. Jeigu blauzda pas jūs vis tik tai yra, jūs norite, kad jinai būtų aukšta, taigi svarbu būtent į viršų pastiebti kiek galima aukščiau ir kulną leisti čiut žemiau negu pirštai. Pratimas atliekamas 4 bandymai po 12, 15, na iki 20 pakartojimų. Jeigu jums blauzdą stipriai surakino ir nenorite, kad skaudėtų blauzdą, reikėtų atlikti pratempimą. Mes stengiamės nuo kažkokios atremties nutolti kiek galima toliau ir lenkiantis į priekį, tai yra visų kūnų, stengtis, kad kulnas išliktų prispaustas prie grindų. Tokiu būdu įtampa atsirandanti blauzdoje pamažu lėksta ir blauzda atsilaisvina. Toms moterims, kurios turi sunkią žemą blauzdą ir nenori, kad jinai dar būtų stipresnė, stambesnė, pastebimai nuo grindų. Tokiu būdu mes turėsime akcentuoti tik tai viršutinį tašką ir po kelių mėnesių ta blauzda pamažu pradės keltis į viršų. Pratimas atliekamas savo kūno svorio, maksimaliai iki pilno nuovargio, po to keičiama kita koja ir tas pats kartojama kita koja, keliantis į viršų iškvepiam.